Lietuvoje apie režisierių Rimą Tuminą arba blogai, arba nieko. Jau ilgokai iš Rusijos į Lietuvą Maskvos Vachtangovo teatro vadovas grįžta tik trumpam ir tik į savo paties įkurtą mažąjį teatrą. Aš dirbu teatre neieškodamas konfliktų, išskirtinėme interviu patriotams sakė režisierius. Tiesa, paties interviu reikėjo palaukti, nes Vilnių Tuminas atskrido tik trumpam ir tik darbui. Mažai paspatyčias reikia iškęsti. Vieną kartą. Galiausiai tiesiog tarp dekoracijų įsitaisęs interviu, Tuminas pasidžiaugė, kad Maskvoje yra tarp saviškių. Viena iš tų pavardžių, kurias jis mini, yra ES ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas. Jį Lietuvoje irgi kone veikia už neva prorusišką poziciją. Niekas taip nelaukia taikos derybų, kaip mes tame būrelyje. Ir ką galim tą kažkaip darom, kad tai įsivyrautų taika. Na ir apie kągi jie ten šneka? Jeigu atsistatydins Ušackas, jeigu diplomatinius ryšius nutrauksim, be abejo, ir mano klausimas iškils, bet tai kur dabar mes turim būti? Jūs bent jau suprantat, už ką jūs užsitraukėt Lietuvos prezidentės nemalonę? Aš nežinau, nesuprantu. Kažkaip taip gaunasi, kad ką aš bedaryčiau Maskvoje yra traktuojama kaip kažkokia tai politinio veikėjo veiksmai. Aš darau savo darbą Maskvoje, kurį aš privalau daryti. Jūs netikot Lietuvai kaip užsienio reikalų ministras, tai yra jūs netikot prezidentai, bet jūs tikot kur kas aukštesniai struktūrai, Europos Sąjungai. Tai čia mes vėl kalbam apie asmeniškumus? Na, aš nenoriu atidaryti vėl tos Pandoros dėžės, kaip buvo, kas buvo, kodėl tai buvo. O gal iš tikrųjų šitas santykis Lietuvoje į jūs yra susijęs su vis pasigirstančiom kalbomis, kad jūs ketinate kandidatuoti į prezidentus? Na, dabar aš šiuo metu dirbu savo darbą, tikrai neketinu nieko daryti, tik tai pasistengsiu atlikti savo darbą kaip galima geriau ir pagal rezultatus tada spręsim, ką aš toliau darysiu. Kas antro internauto kone veikiamas kaip išdavikas režisierius atkerta iš aukšto. Jūs prieš karą. Be abejo, taigi mūsų misija yra siekti tvarkos, teisingumo, harmonijos. Na, aš jums pasakysiu, kad tikrai iš istorijos, iš klasikinės literatūros, dramaturgijos, kad Šekspyras per netektis, herojų netektis, karus, išdavystės, apgaulės, pavydus, 5 veiksmus, sveikindamas su savo mylimais personažais, bet vis dėlto siekia teisingumo 5 veiksme finale. Įsitvirtinti teisingumas, harmonija, galim gyventi. Bet tik tai neparašė Šekspyro 6 veiksmo. Kaipgi toj taikoj gyventi. Tai mes taip privalom daryti. 6 veiksmą mes rašyti turim savo gyvenimu ir mes tą sutverti tą 6 veiksmą. O gyvenam kol kas 3 veiksme. Šekspyro 3 veiksme, kur dar yra pavydo, nesantaikų, išdavystės ir taip toliau. Tuminas mano, kad karingieji Lietuvos politikai iš tiesų yra didieji veidmainiai. Todėl, kad jie neišmanėliai, jie nežino, kažkas kariaus kažkur. Taigi jų vaikai kariaus. Ar jie užtikrinti, kad jų sūnus bus pakviesti į tarnybą. Tai neįvertina, bet to reiškia norintis karo, norintis populizmo, norintis žmonėms nunešti, yra, kaip Čechovas sakė, yra šautuvas kabo, tai jis turi šauti. Reikia mums kalbėti apie taiką, o ne palaikymą vienos ar kitos pusės. Bet apie taiką, nešti taiką, net reikalauti taikos kaip įvaizdžio, taikos kaip realybės bet kalbėti apie karą, tai toks neišmanimas, toks, gal gerai gyvena pernelyg, gal jiems tikrai reikėtų atimti algas ar mašinas ir tikrai truputį įstumti į kokią gilumą provincijos ir tegul gyvena, lyg tai karu. Tai, žinot. Bet jie iš tiesų neįvertina, kad tais kariauti jauni žmonės. Žmonės turinti šeimas, kiek vaikų liks našlaičiais. Jie tai neis patys. Tai va būtent jie patys tai neis. Tai neis, siūs mano vaikus, o savo vaikus gal apsaugos,
gal išsiųs į Angliją, į Prancūziją, jau žinos, jie iš anksto paruoš, o mano vaikai liks. Politikuotojus, kurie skelbia išdavikais Merkel ir Olandą pasiekusius paliaubų Ukrainos fronte, režisierius vertina su aitria ironija. Gerai daro, gerai. Gerai, ar ne? Gerai daro. Gerai daro. Ne, jūs ironizuojat ar tiesą sako? Gerai, gal per daug. Gal mes truputį norim, politikuojant, ar sureikšminti save. Yra tas momentas, be abejo. Norisi būti, kažkaip... Pasaulio bamba. Taip, norisi būti mažiems, taip jau reikšmingiems būti, bet sutramdyti savo aistras, tai vertėtų. Taip, kad barškėti ant geležimis, kad mes čia milijardą litų dabar vėl 5 tankus pirksim, 2 laivus ir 1 lėktuvą, juokinga truputį, nereikia. Atiduokite žmonėms tos pinigus, duokite socialinės programas, neeskaluokit, negazdinkit žmonių, kaip tik raminkit. Nusipirkom 5 tankus, bet tam, kad ramybės, kad taika būtų. Taip ir pavadinkim tankus, Birutės tankas, Naunutės tankas, Petriuko tankas, žaiskim tą žaidimą, Tumino tankas. Tuminas mano, kad tai yra klaida sutapatinti Rusiją ir Rusus su Putinu ir jo klika. 91 metais po įvykių, sausio mėnesio įvykių, ėjo spektaklis Akademiniam dar teatre Vyšnių sodas, nuo kurio mes pradėjom teatro gyvenimą. Ir tada nesinorėjo, tais laikais nesinorėjo rusiškų pavardžių girdėti, vardų, tėvavardžių, Ivan Petrovič, Čechovas. Ir aš galvojau nuimti spektaklį ir atidėti, kad jį išsaugot, kad nereikia šiandien, nereikia vartoti, nereikia, bet kažkodėl pamiršau nuimti. Rytoj spektaklis, ir galvoju, tai neteis žiūrovai, neteis. Atėjo pilnutėlė salė ir aš tada susigėdau. Tai buvo pamoka man, kad lietuviai skyrė, kas yra Rusija ir kas yra Sovietų sąjunga. Jie atėjo Čechovų žiūrėti, rusų klasikos žiūrėti. Tai va tas kelelis, kurie man parodė tą lietuviškoji publika, išauklėta, inteligentiška, tai tuo keleliu reikia eiti. Tuo remtis. Rusijos istoriją, savo inteligentijos, juos daugiau, juos vertinti, žiūrėti ir tikėti, sveiku protu, tikėti ir bus viskas gerai. Politikuotojai abiejose informacinio karo fronto pusėse Tuminui mažai kuo skiriasi. Tegu tie politikai važiuoja, kurie nori karo, tegu važiuoja į Ukrainą ir stoja mundyrus apsivelka ir stoja ton pusėn, kurio jie pasirinks, duosim ginklų. Ten jau gal nėra jų tiek daug, čia turim automatų, ten dar tegul jie, tie, kurie kariauja, tegul eina, tegul įrodo savo norus veiksmais. Bet tegul nekiša iš tikrųjų mūsų paprastų žmonių. 5 grįž, suranduoti, sužeisti, tada aš jais tikėsiu, kad jie nori karo ar nenori karo. Naujame Rimo Tumino režisuotame spektaklyje kaip kviestinė žvaigždė pasirodys ir aktorius Vladas Bagdonas, kuris panašiai kaip ir režisierius, viena koja čia Lietuvoje, o rytoj žiūrėk jau Londone. Tai jam irgi, kad tik nebūtų karo. Aš esu įtūjas menininkas, priešingai nei kiti. Įtūjas menininkas, priešingai nei kiti. Koks jūsų būtų požiūris į šitą tarptautinį konfliktą iš tikrųjų ir iš tas paliaubos, kurios dabar buvo sudarytos Minske? Koks požiūris į paliaubos? Paliaubos visada yra reikalingas. Kaipgi čia be paliaubų? O tų politinių, tų niuansų aš nežinau. Čia turbūt geriausiai žino tie žmonės, kurie kūrė tą politiką. Bet man tai svarbiausia, kad to karo nėra. Ir kad jo nebūtų. Niekamgi jo nereikia. Man nereikėjo, nereikia ir nereikės. Vienaip ar kitaip. Karas būtų pati blogiausia išeiti iš tai. Be abejo. Kasgi čia norėtų to karo.
Gal mes, užsistovėję savo pelkėje, paskendę savo liūnę, nematome to, ką mato jautrų žmonės su kitokia pasaulėjauta. Aš galiu vertinti blogai, kad šitokia situacija susidarė tokia situacija. Kaip aš galiu kitaip? Čia kiekvienas normalus žmogus, menininkas ar ne menininkas, jis turi vertinti tik blogai. Ir mes turime siekti, kad visą tai pagerėtų, kad situacija būtų bent jau nekarinė. Aš manau, kad jie pažangą tą ras. Visiškai niekas nenori, kad nei Rusijoje niekas nenori, nei, man atrodo, nei Europoje niekas nenori, kad Rusija užsidarytų ir užsisklęstų ir taptų tokia šalimi, kurios niekas nemėgsta ir nevertina. Tai yra didelė valstybė, turinti branduolinį ginklą ir reikia į ją žiūrėti rimtai. Kaip jūs vertina Rusijoje? Kaip mane vertina? Mane gerai vertina. Aš jiems pažįstamas kaip menininkas. Ne dėl to, kad aš ten dabar dirbu, o turbūt dėl ankstesnių darbų, kuriuos rodžiau Nekrošiaus darbus. O su kolegomis Rusijoje jūs šnekatės apie tas politinės aktualijas ar stengiatės tų temų išvengti? Aš manau, kad jie stengiasi tų temų išvengti, o aš nepradedu kišti savo nuomonę. Taip kad mes apie tai nešnekam, ne tai, kad nebešnekam, o nešnekam visai.